Sveiki, šioje pamokoje paaiškinsiu jums du pagrindinius ciklus PHP kalboje. Ciklą while ir ciklą for. Ciklai dažniausiai naudojami tam, kad atkartoti tam tikrą kodą keletą kartų. Pirmasis pavyzdys būtų su ciklu while. While ciklas naudojamas, tai yra while ciklas vyksta tol, kol sąlyga yra teisinga. Taigi pavyzdys. Nusistatome kintamąjį vienetą, kintamąjį reikšmę į vienetą ir pradedame ciklą while, raktažodžiu while. Lietuviškai tai būtų kol ir skliausteliuose rašome sąlygą. Taigi, kol kintamasis yra mažesnis arba lygus 5, atsidarome kodo bloką ir atvaizduojame skaičius yra kintamasis i. Ir prie kintamojo i pridedame 1, tam, kad ciklas nebūtų begalinis, kadangi jeigu su kintamojo i nieko nedarysime, jis nekis ir tiesiog ciklas bus begalinis. Taigi, trumpiau tai galima padaryti tiesiog kintamasis i ++, tai būtų tas pats, kaip prie kintamojo i pridėti 1. Taigi, žiūrime, kas gavosi. Štai, skaičius yra 1, 2, 3, 4, 5. Kitas pavyzdys būtų su ciklu for. Taigi, for ciklas naudojamas tada, kai mes žinome, kiek kartų norime kartoti kodą. Tarkim, for, raktažodis skliausteliuose nusistatome kintamąjį i, arba kitokį kintamąjį. Tiesiog įprasta naudoti į kintamąjį cikluose. Toliau sąlyga, kol kintamasis yra mažesnis arba lygus 10, prie kintamojo i pridėti 1. Toliau kodo blokas ir atvaizduojame eilutę sveikas pasauli. Taigi, šis ciklas mums atvaizduos šią eilutę 10 kartų, kadangi mes nusistatėme 10. Žiūrime rezultatą. Štai 10 kartų mums atvaizduoja eilutė sveikas pasauli. Tai galime padaryti ir 20 kartų. Ir kiek tik norime. Taip pat ciklo viduje galima naudoti papildomas sąlygas. Tai, pavyzdžiui, tam, kad pabaigti ciklą anksčiau, nei jis pats pasibaigs. Tarkim, jeigu kintamasis yra 10, arba jeigu kintamasis yra 15, funkcija break pabaigia ciklą, taigi kai kintamasis i bus lygus 15, ciklas pasibaigs. O be šios sąlygos ciklas vyktų 20 kartų, tačiau su šia sąlyga ciklas vyks tik 15 kartų. Štai 15 eilučių. Reiškia, šį kodą kartuoja 15 kartų. Kitaip tariant, break funkcija pabaigia ciklą anksčiau, nei jis pats pasibaigs, tiesiog kada mes norime, kada mums reikia. Kitas pavyzdys būtų toks, tarkim, norime sužinoti, kaip kis mūsų amžius per 10 metų, taigi nusistatome amžius, tarkim, 20 ir ciklas for, kintamasis i yra 1, kol kintamasis i yra mažesnis arba lygus 10, prie kintamojo i pridėti 1. Kodo blokas ir nusistatome amžių, kiek bus mums po 1 metų, tai yra amžius lygu amžius, pridėti 1. Tada atvaizduojame eilutę po i metų mums bus amžius. Taigi, žiūrime rezultatą. Štai. Taip, kis mūsų amžius per 10 metų. Viskas teisingai. Galime tai padaryti ir 30 kartų, ir kiek tik norime. Štai, po 30 metų bus 50, po 1 metų bus 20, kadangi pradinis skaičius buvo 20. Kaip ir pamoka baigta, kadangi šie du ciklai nėra labai sudėtingi. Jei kils klausimų, tiesiog parašykite, paklauskite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų.